Po ketvirtos. O ašgi toliau tęsiu pokalbį laidoje po ketvirtos su svečiu, aktorius Andrius Paulavičius čia laidoje. Kas tave sieja su Paulium Čižinausku? Čižinauskas, priminsiu, yra radio centro žinių kūrėjas ir jis beje, vienas iš tų retų atvejų, kai atvyksta svečias ir pasigarsino čia redakcijai imtuvą, kolonkės plyžą, jis kuris dabar klausosi. Kas tave sieja su? Na, mes savotiškai konkurentai, juk jis irgi aktorius, kaip sakant, o aš irgi aktorius, bet to jis dar yra, kaip sakyti, mūsų duomenų bazėje kaip aktorius, tai matyt, jam įdomus kiekvienas mano judesėlis. Tai toksai savotiškas, ar ne, tas Čižinauskas? Jis labai geras aktorius, iš tikrųjų, net ne visada gali pasiūlyti jam rimtą, tą vaidmenį, kurį turim, nes pas mus per daug nerimti kartais vaidmenys būna. Turi kokį jam pasiūlymą dabar? Šiuo metu, Pauliau, neturiu, bet galvoju apie tave. Čižinauskas klausėsi. Čižinauskai gausi dar vieną vaidmenį. Klausyk, Zero 2, ar ne, grįžkim prie to filmo, neįkyrėjus tau ta pati tema apie Zero 2? Ne, tai kad jinai neišsenkanti tema, aš manau. Vykęs filmas, ar ne? Vykęs labai. Jeigu mes kalbėtume apie tą, negražu, aišku, kalbėtume pelnas, vienintelis filmas Lietuvoje, kuris atsipirko, ar ne? Pasakyk tu man, kur čia yra tos sėkmės priežastys? Režisierius, aktoriai, visa komanda? Aš manau, kad pirminis taškas tai aišku Emilis, režisierius, vėlyvis. Vat paskui jo sugebėjimai suburti komandą, sakant, bet vis tiek tas, kaip sakant, tas centras, tas saulės rezginys vis tiek yra Emilis. O kad jisai sugeba aplink save suburti gerą hebrą, nu, tai čia jo didelis pliusas. Mes kalbėjom prieš kelias minutės ir apie tai, kad neprofas, ar ne, užima kad ir pagrindinį vaidmenį ir vaidina pagrindinį vaidmenį filme. Zero 2 ir neprofesionalūs aktoriai, tu kažką norėjai apie tai pasakyti? Ta prasme, kad yra vienas iš tų niuansų, kad kažkada atėjo pas mane vaikinas į kino studiją, pasakė, aš galėčiau gauti vaidmenį. Aš nebaigęs nieko. Aš sakau, nu nelengva, bet šansų yra. Ir tada tas vaikinas, jis vardu Mindaugas, pavardė Papinigis, nusifilmavo Aksuose ten festivalį, pašūką vaidmenuką, o paskui jisai pakvietė į Emilis pas save. Jisai yra tas bičias, kuris kalba tokiu balsu. Sako, ganyk kartučką šarpą. Kiek jis negalima, nepasisūs. Nelabai. Po eterio gal, bet aš supratau, apie ką tu kalbė. Tai va, tai jisai yra tas iš tokių mano atradimų, galiu to pasidžiaugti, kuris yra tikrai talentingas ir kuris eina dabar iš filmo į filmą. Ir ne tik pas lietuvius, bet jis nieko nebaigęs. Vis visi kažką baigęs, tu su juo esi bendravęs, vidurinė baigęs, aišku, ar ne? Gal baigęs, bet ne tą, kad tu turi omeny, ne aktorystę, ar ne? Tikrai taip, jis nebaigęs aktorinę. Kaip ir Emilis Vėlyvis nebaigęs režisūros, ne? Bet kala filmą po filmo ir jie eina su sėkme. Gal žinai, ką nors apie Zero 3? Kiek girdėjau, gali kalbėti? Kiek girdėjau, tai Emilis rašo scenarijų, nežinau pavadinimo tiksliai. Aš nebeatsimenu, bet žinojau, ilgesnis negu Zero 2 ar Zero 3, bet kažkaip ten tasai juodraštinis variantas. Jo, tas gerasis variantas, bet gal tu tą blogą įmatėjai, aš galvoju, dar gero jis niekam nerodė. Man rodė. Gal tu nematei, tai ir Čižinauskas irgi matė. Bet tu irgi aktorius, tai sakant, irgi tu norėtum... Aktorius be vaidmens. Ta, kaip sakant, Zero 3, ar kaip ten pavadinsi. Norėčiau. Gerai, Andriu, klausyk. Taip. Vakar čia viešėjo Andrius Tapinas, tavo bendra vardis, ir jis tau paliko klausimą, kuris vėlgi susijęs su Zero 2. Pasiklausom ir tuomet atsakymas tavo Andriui Tapinui. Pabandom. Žinoma, norėčiau paklausti, kadangi kaip tik visai neseniai mačiau filmą Zero 2, jis man žiauriai patiko, aš norėjau paklausti, kiek reikėjo dublių, kad jūs taip sklandžiai ir greitai sugebėtumėt išpildyti tas tokias daugiaaukštės gražias keiksmažodžių tiradas. Po ketvirtos. Paklausė Andrius Tapinas, Andriaus Paulavičiaus aktorius. Andriau, tavo atsakymas. Iš tikrųjų, kas liečia keiksmažodžius, tai jie tiesiog liejasi iš mūsų lūpų ir ten dublių daug nereikėjo, galbūt jeigu klysdavom ne ant tų žodžių, ne ant keiksmų, o tenai reikėdavo pakartoti, aš manau taip. Bet jeigu imti dublius, ar ne, nebuvo kažko sudėtingo, ypatingo atlik būtent tą vaidmenį, o ne kitą, keiksmažodžių turiu omeny? Ne, tai keiksmažodžiai tai yra tam tikra improvizacija, ne, kurią įdedi į tą, kaip sakyti, reikalingą savo tekstą. Tai nėra kažkoks pasakytas, kad toks turi būti arba noks, tai yra, kaip sakyti, tavo jau laisva valia. Kiek ten pas tave to yra brūdo. Galiu tik pasakyti, kad apie sceną, paskutinę filmavimo dieną,
Man reikėjo padaryti gal 17 dublių, nes aš tiesiog nebuvau išmokęs vienos eilutės teksto, ten tų keiksmažodžių gal netiek ir daug buvo. Dėl to ir kilo bėdų. Jo, bet aš gal dėl to ir kilo bėdų, per mažai buvo keiksmų. Taip. Tiesa, kad tu išprotėjai? Dar ne, kol kas. Nu, faktai byloja, ką kita. Andrius Paulavičius nuo rudens pradėjo šokti ir tai yra vienas iš požymių, kad mano laidos svečias išprotėjo. Apie tai mes kalbam po dar vienos trumpos pertraukos.